Sveiki, mes apžiūrėsime mano ir Dovydo mašiną. Mes nusipirkom ją iš Autopliuso. Anai biškai yra daužta su defektais. Anai yra iš plasmasės. Ratai veikia dar. Variklis, aš sakau, kaip ir iš plasmasės, bet jis veikia. Štai čia yra, kad atsiremtum ir jis važiuoja. Tiesiog puikiai mašina ir visai nebrangi. Aišku, čia dėžiai daužta biškai nuo mano storos šiknos. Tiesiog sulūžta. Pažiūrėkit čia, kaip mes atsitrenkėm į kitą traktorių, tiesiog sulūžo biškai. Ir va, matot, čia yra, kas lepia užu, yra biškai šieno, va kartais pavalgyt. Čia yra kablys, karštas, nežinau kam. Čia yra pip, čia yra dizelis, ką žinau, pedalai, ratlankai, tatiruotės biškai, bet va, šitos mašinos yra tikra, anai yra, bet anai yra iš plasmasės ir anai važiuoja. Tai kada mes šiandien pavažiuosim? Biškai Dovydas, kad jam būtų patogiau, užsideda. Tai dabar filmuosiu, kaip aš pavažiuosiu su šitą taškę. Kokie ratlankai, koks priekis. Lempos tik tai žiba. Jūs tik pažiūrėkit, kas čia per žvėrisnė mašina. Šita mašina yra Volvo, bet jinai yra netikra. Šita mašina yra tikra. Štai Lora. Jis laimėjo. Štai yra Lora. Lora, jinai yra Tucikas. Su jie kartais irgi važiuojam. Žinau, miela. Čia yra krepšinis, kuris sulūžęs. Čia yra dviratis. Biškai yra šaka, bet koks skirtumas. Fanta, Pringlesai. Ir kol kas viskas čia kaip ir parodžia ir mano statupa ir mašinas. Nu, žodžiu, čia mūsų namai, čia viskas. Ir ačiū, kad žiūrėjot. Pabandykit komentuot ir palaikyt. Ir davai.